Labą dieną, mielos moterys, kaip jums sekas, o gal ir vyrai. Žinokit, kaip faina prisėsti ir su jumis pakalbėti. Tai šiandieną yra ketvirtadienis ir labai lietingas oras. Reikia važiuoti į mokyklą, dėja negaliu. Kodėl? Nes per daug lietaus ir pas mus vamzdžiai užsikemša gatvėse, dėja negali pravažiuoti. Tai nieko, viskas gerai. Šiandieną noriu pakalbėti, kaip man pavyko numesti beveik 15 kg. Man yra 41 metai ir per savo daugelį metų aš dariau daug dietų. Ir aš dabar metus laiko nesilaikau jokių dietų, neskaičiuoju kalorijų, valgau daugiau negu bet kada valgiau, bet man pavyko numesti beveik 15 kg. Tai kuomet žmonės nurašo mano sunkų darbą ant mano skyrybų, man tas nepatinka, kadangi aš dirbau labai daug ant savęs, kad aš savimi didžiuočiausi, kad aš gerai jausčiausi, kad turėčiau daugiau energijos, kad man drabužiai tiktų, kad aš pasikeičiau savo garderobą, ant to dirbau labai daug. Tai nenoriu, kad nurašytų dar vieną dalyką ant mano vyrų, buvusio vyrų. Nors ir mes tikrai bendraujame, nesipykstam, nesimušame ir tikrai neturiu kažkokių blogų kartaus jausmų ant jo, bet vis tiek. Kaip aš atrodau, kaip aš jaučiuosi, tai ačiū man, ačiū tau, Renata, o ne stresui, ne kam kitam. Gerai, tai man yra 41 metai, mano ūgis 1,65 cm ir šiuo metu sveriu apie 52,5, beveik 53 kg. Aš svėriau vienu metu beveik 67, tai buvo pats didžiausias mano svoris, man labai skaudėjo nugarą, nors ir man ant manęs gal taip netrodė, kadangi pas mane išsidėliojo tas visas svoris visur. Matėsi labai ant veido, ant kojų, buvo celiulito, pilvas, viskas žinoma, kadangi beveik 15 kg daugiau. Bet neaugo į vieną vietą, augo į visą kūną, tai gal ir proporcingai taip ir atrodė. Jausmas pats, kaip aš jaučiausi, tai buvo labai, atsiprašant, šūdinas, labai blogai jaučiausi, pradėjau savimi nepasitikėti, man nepatiko, kaip aš atrodžiau, kaip mano drabužiai tiko, visuomet rengiausi juodai, nes norėjau užglaistyti, norėjau pasislėpti, norėjau būti tyli, nesakau, kad dabar esu garsi, bet tyli, pavyzdžiui, savo išvaizdoje. Ir man būdavo gėda ir suknelę užsidėti, ir sijoną, kadangi celiulitas tikrai pradėjo augti. Ir labai pradėjau skaudėti nugarą, žinokite. Ir energija pas mane išnyko, aš pradėjau jaustis taip pat niūri, nuotaikų svyravimai, menstruacijos labai nestabilios buvo ir kraujavimas buvo arba labai mažas, arba labai didelis. Plaukai pradėjo labai slinkti, jie labai suplonėjo, aš visuomet juos nešiojau į bizę, jaučiausi pasipūtus, tokia fiziškai tikrai, emociškai pavargus ir man reikėjo kažką keisti. Tai nusprendžiau susijimti į rankas, pakeisti savo tapatybę, atsisėsti, pabūti su savimi ir pasakyti, Renata, ką tu nori daryti, kaip tu nori atrodyti, į kurią pusę nori eiti, tau tik 40 metų. Sai savo pasakiau, Renata, tu nusipelnai viso ko geriausio, nusipelnai nešioti spalvingus drabužius, nusipelnai atrodyti gražiai, šypsotis, turėti daug energijos, gerą nuotaiką, stabilę nuotaiką, būti gera mama. Tai aš nusprendžiau pasikeisti ir kaip man tai pavyko. Vieną dieną atsisėdau ir ant savęs užpykau, pasižiūrėjau į veidrodį, įsigilinau į savo jausmus, kaip aš jaučiuosi ir supratau, kad man tai, kaip aš jaučiausi ir kaip aš atrodžiau pati savo, ypač kaip aš jaučiausi, pradėjau nepatikti ir pradėjau kliudyti džiaugtis gyvenimu. Na ir pradėjau daryti pratimus kiekvieną rytą apie 4-5 valandą ryto. Sulaukiau nemažai komentarų tuomet Instagrame, jeigu norite, aš kasdieninį savo gyvenimą filmuoju tenais, iš kelių moterų, kur sakė, kam čia įdomu, kam čia darai tuos pratimus. Ir iš tikrųjų aš supratau, kad dauguma žmonių tau pavydės tau naujo kelio, naujos pradžios. Ypač kuomet pamatys, kad tu pradedi keistis ir kad pas tave tavo svajonės virsta realybė. Bus žmonių, kurie bandys sustabdyti. Bus žmonių, kurie pasakys, kam tu čia darai. Bus žmonių taip pat, kurie sakys, kad anksčiau gražiau atrodai. Bet niekas nesupras, kaip tu jauteisi. Tai jeigu tu visą tai darai sveikai, saugiai, su meile,
Aš tikrai nieko tame blogo nematau, iš tikrųjų atvirkščiai. Kuomet aš pakeičiau savo tapatybę, kuomet nusprendžiau būti geresnė versija savęs, linksmesnė versija savęs, žiūrėti į savo vidų vietoj to, kad tik tais į išorę, kuomet valgau, kad būčiau sveika, o ne kad būčiau kūda, valgau, kad turėčiau energijos, o ne kad numesčiau kilogramus, valgau, kad gerai jausčiausi, ne tik, kad gražiai atrodyčiau, tuomet išorė taip pat pasikeičia. Kuomet jūs orientuojatės į savo sveikatą, neskaičiuojate kalorijų tam, kad jūs sukūdėtumėt, bet jūs renkatės tikrą maistą, kad jisai jums padėtų stiprėti, pamaitintų jūsų kūno ląsteles, kad pagražintų jūsų vidų, tuomet atsispindi labai išorėje. Jūs pastebite, kad ir plaukai pradeda augti, ir oda pagražėja, ir jaučiatės daug energingiau. Ir daugeliu žmonių tas nepatiks. Iš tikrųjų, tai ne pirmas kartas aš pastebėjau, kuomet pradedu keisti savo gyvenimą. Ypač šiuo metu, kada einu skyrybų metu, dauguma žmonių tikėjosi, kad man nesiseks, vargšė Renata, kad bus labai blogai, kad ir praradau nemažai draugų ir iš tikrųjų esu tokia laiminga. Kodėl? Kadangi supratau, kad tiems žmonėms mano spinduliavimas, mano gera energija, mano priežiūra savo, mano nepamiršimas savęs, juos labai užtrigino. Sužinojau, kad tarp manęs ir Saimono jau pasibaigė viskas. Va kaip faina, va kaip gerai, galvoju, kad ideali pora, ideali žmona, ideali mama, ideali bla bla, o dabar jau vedybų nėra. Ir aš esu iš tų žmonių, kad aš tikrai savęs nekaltinu, aš prisiimu atsakomybę už save, ką aš padariau, ką aš ateityje gal nedarysiu, bet aš esu labai laiminga, kad mes su Saimonu bendraujame, kad mūsų santykiai iš tikrųjų pagerėjo, mes negrįšime kartu, mes abudu prisėdom, pasikalbėjom, mes tapsime draugais, mes liksime, netapsime, bet liksime draugais. Ir aš esu labai patenkinta, kad po beveik 20 metų kartu mes galime būti viename kambaryje, mes galime pakalbėti, mes galime išgerti arbatos, mes galime pasijuokti, kad aš nenubridau į apačią, kad aš nesigrėbiau stikliuko, kad aš nepradėjau gerti iš tų baimių, iš to nerimo. Jūs galvojate, man buvo nesunku? Buvo momentų, kad galvojau, jog širdis sustos, bet to visiems nerodžiau, žinoma. Buvo momentų, kad negalėjau prakalbėti be ašarų. Pastoviai verkdavau, reikėdavau išeiti mokykloje į tualetą ir gerai paverkti, akys buvo pastoviai raudonos apie mėnesį 5 savaitės, kiekvieną dieną. Negalėdavau pravalyti grindų, prasiurbti grindų arba padaryti pusryčių be ašarų akyse. Bet tai nereiškia, kad man reikėjo sustoti, viską sustabdyti, nustoti tvarkytis, nustoti prisižiūrėti, nustoti eiti sportuoti. Sportas ir meditacija mane tikrai išgelbėjo. Iš tikrųjų, be sporto ir meditacijos aš tikrai nebūčiau buvusi ten, kur esu. Ėmiau kiekvieną dieną kaip dovaną ir savo prižadėjau, kad kiekviena diena bus pati geriausia diena. Ir kiekviena diena, nors ir bus sunki, bet aš ją praeisiu ir aš būsiu geresnė versija savęs. Nes aš žinau, ko gyvenime noriu, žinau, kaip aš noriu atrodyti, kaip noriu jausis, kokius namus noriu turėti, į kurią pusę aš einu. Ir prisiminkite, kuomet jūs eisite transformacijos metu, jūs prarasite daug žmonių, bet ačiū Dievui, jums tokių žmonių ir nereikia. Šis video ne apie tai, kad prarasite žmonės, bet aplamai pokalbis apie meilę savo, kodėl jūs turite save prisižiūrėti, mylėti, nepaleisti. Niekas jūsų taip nemylės, kaip jūs save. Per šias beveik 20 metų turėjau daug draugų ir kuomet pradėjom skirti su Saimonu, aš galiu ant pirštų suskaičiuoti, kiek žmonių paskambino, parašė, pasakė, ar nori pakalbėti. Iš tikrųjų, tai yra akivaizdus įrodymas, kad niekas jūsų taip nemylės, kaip jūs turite save mylėti. Ir aš esu tokia patenkinta, kad aš turiu saują draugų, kurie yra patys fainiausi. Ir aš niekuomet nebuvau už tų žmonių, kur man reikėjo daug draugų. Tikrai ne. Aš visuomet save laikau savo ir tikrai turiu labai mažai žmonių aplinkui. Bet tas ratas dar sumažėjo ir ačiū Dievui dabar leidžiu laiką tik su tais, kurie nusipelnė mano. Labas vakaras, mėloji šeiminėlė. Nežinau kodėl, bet kuomet montavau video, pastebėjau, kad visiškai nepakalbėjau apie maistą, daugiau kalbėjau apie psichologinę savijautą, kas susijęs su mano svoriu, kas susijęs su visa ta kelionė. Gerai, tai
kaip ir minėjau, man yra 41 metai ir aš labai didelę gyvenimo dalį praleidau būdama sėdėdama ant dietų. Iš tikrųjų, dietos neveikia, jos nedirba, nes turi būti gyvensena, kas tau jaustųsi lengvai, kas jau jaustųsi gerai. Žinoma, kuomet pradedi naują kažkokią gyvenseną, būna, kad ir kliūčių, reikia surasti ir geresnį gal kažkokį maistą savo, kur būtų lengviau pasigaminti, daugiau prieinama, nelabai brango, nes jeigu nėra prieinama, jeigu yra brangu, kažkokia dieta, kažkoks specialus maistas, nebent tu sergi, tuomet, žinoma, ir į pinigus atsiremia, į finansinę situaciją, bet taip pat ir sunku pagaminti, gal nesunku surasti, sunku pagaminti. Tai aš pasirinkau gyvenseną, nagrinėdama daug, žiūrėdama YouTube video, klausydama visokius podcastus, kiaušiniai, sviestas, mėsa, žuvis, pieniniai produktai, maistas, kuris yra tikras, kuris yra neapdirbtas, jame nėra jokių padažų, nėra cukraus, nėra nieko, kur pati turi gal mėsą, tu ją susimarinavai savaip, o mano marinavimas yra labai lengvas, paprastas. Aš, pavyzdžiui, turiu, jeigu vištienos, aš ją kepu orkaitėje, uždedu sviestų, pipirai, druska. Pipirų nelabai druska, Kas dar? Kiaušiniai, pavyzdžiui, aš galiu suvalgyti 3-4 kiaušinius. Tai aplamai pas mane maistas yra toksai. Jisai yra neapdirbtas, jisai yra paprastas, jisai yra lengvas, lengvai pagaminti, jame nėra priedų, nėra jokių papildų. Tai labai lengva, kuomet einu į parduotuvę, kažką nusipirkti, kadangi aš dedu į maišą mėsa, žuvis, kiaušiniai, daržovės, vaisiai. Ir viską gaminu namuose, ant aliejaus nelabai kepu, viską kepu ant aukų arba ant sviestų ir tikrai per metus laiko aš pastebėjau, kad aš turiu daugiau energijos, mano plaukai labai atsigavo, oda labai atsigavo, aš pati jaučiuosi visapusiškai laimingesnė, aš jaučiuosi žvalesnė ir man patinka taip gyventi. Iš tikrųjų, štai yra gyvensena, tai nėra dieta, kad aš dietos laikausi, tai yra lengva, paprasta. Rainas taip pat taip valgo, aš jo neverčiu, bet jam labai patinka, žinoma, jis mėgsta ir ryžius, ir kažkokias gal bulves ir panašiai. Bet aš didžiausią dalį orientuojuosi į mėsinius, mėsa, žuvis, gyvuliniai produktai ir taip pat vaisiai, daržovės. Vaisių aš valgau daug, kadangi gyvenu Tailande. Aš tikiuosi, jums paminėjau, atsakiau į tai, ką norėjau atsakyti. Jeigu turite klausimų, nueikite į Renata_Goodley ir susiraskite mane Instagram'e ir aš visiems atsakau, kiek galiu, ir privačiai, ir į komentarus šiaip, jeigu kažkokių yra po mano posto arba reelsų. Geros jums dienos, ačiū, kad esate, iki gero vakaro, atsiprašau. O vaikas miega, einu dabar aš montuoti, įdedu aš jūs čia.